Labą dieną. Šiandien bandysiu su spinningu pažvejoti. Tiksliau gal einu pasivaikščiot labiau, spinningą pasiėmiau prie to pačio, gal užmėsiu porą kartų. Nes toks oras nėra įspūdingas šiandien. Tai sninga, tai saulė išlenda, vėjas užeina. Tai keletą metimų gal padarysiu. Kažkur tai čia šiandien bandysiu žvejot. Pietum gal ką nors pasigausiu, jeigu ne, tai prie namų tada dar galėsiu pabandyti. Dabar jau, manau, turėtų būti menkių prie namų. Tai reikės susimest dar dugninę šiandien grįžus. Porai valandų gal pažiūrėti, kaip jas ankimba. Šiandien oras toks nenuspėjamas šiek tiek. Iš namų išvažiavau, saulę, pasiėmiau akinius, pradėjau eiti. Snigt pradėjau iš tamo. Dabar vėl saulė išlindo. Aš čia nuėjau pasižiūrėti. Čia kažkokį tai panašu, kad takelį radau lygtais į apačią. Bent jau per brūzgynus nereikės eiti. Na, čia tas kraštas, tai turbūt šlakių nebent kokiam. Bet šlakio pas mus gaudyti negalima. Kaip balandžio ar gegužės net mėnesio. Tiksliai net nežinau. Tai eisiu tenais kažkaip iki galo. Anolos turėtų būti, gal lyrų vis tiek. Ten jau gal ir giliau bus. Čia kažkur tai tas takelis dingo labai. Toks neblogas buvo. Čia ir vaizdas biškai jau yra normalesnis. Tik nejaugi man čia taip aukštai reikės mėtyti. Na jo. Kaip tenais nusileisti. Bandyt dar eiti iki to posūkio pažiūrėti. Kaip ten atrodo. Gal visai ir normaliai toliau. Šiandien tokioje vietoj bandysiu žvejoti. Nežinau, kas čia kimba. Ar čia iš viskas nors kimba. Pasiėmiau spinningą. Kelis guminukus, pilkeriuko. Dabar reikia kažkur tik vietos įsiras, kur galima prieiti ar čia ir bandyti užmesti. Aišku, daugiausiai šansų čia bus lyrą pagaut. Bet manau, kai ferdas toks didelis, tai čia viską įmanoma pagauti. Tik reikia pataikyti. Iš pradžių gal sunkaus nedėsiu, palei patuolą pabandysiu čia. Nes šiaip ten toliau tai gilio normaliai jau turėtų būti. Bet lyrai mėgsta stovėti netoli kranto. Tarp žolių, o tokių kaip, nežinau, ar matė. Toli net nemet iš pradžio. Gali būt, kad iš čia kur nors vietai stovi. Kai dugną irgi net nebūtina leist. Kažkiek tai paleidai priklausomai nuo vietos. Lyras, jeigu jis nori, tai jis pakyla be problemų iki pat paviršiaus. Žiūrėt, kiek ten gilio.
Dar srovė panašu, kad yra. Bandyti reikės sunkesnį dėti ir pamėtyti į gylio pusę. Gal šaido kokią netyčia paims. Nes lyras tai turėtų iš karto pirmų metimų atsiliepti, jeigu jis yra. Nenori šitą mėlyną. Šitas lyram kaip ir labai gerai man pasiteisinęs. Kada gal užsidėt pilkerį ir mesti gylį. Pilkerį tai aš gana greitai traukiu, trumpais tokiais dėsiukais. Kažkiek tai patampai, palaukiu, kol vėl nusileidžia. Ir vėl tampai. Kai leidžiasi, geriau laikyti ant įtempimą, nes būna dažnai, kad ir besileidžiant įma. Nėra čia saiduko. Reiks dėt guminuką ir eit palei krantą. Į kažkurią čia pusę. Dabar gal nedidelį uždėsiu. Kad bent kokį lyriuką pagaut. Saulė beveik dingo. Užėjo čia dabar vėl sniegas. Tai eisiu jau link mašinos. Geriau gal prie namų užsimesiu dugninę. Menką pabandysiu pagauti. Čia nepavyko nieko. Bet bent jau pasivaikščiau. Dieną nepavyko kažką pagauti. Ant vakaro užsimesti čia prie namų dabar dugninės. Stemas pasiėmiau su didesniais kabliais. Kad plekšnės silpniau kiptų, tai bandysiu dėti didelius gabaliukus ant didelio kablio. Aišku, čia tas menkas pas mane irgi nėra didelis, bet tokį kablį jau apžios. Pasiėmiau skumbrę ir kalmarą, bet jau čia dėsiu tik tais gal kalmarą kol kas.
Pirmi ganėtinai netolimi metimai. Gal užteks. Iš pradžių pabandysiu čia arčiau, po to vėliau užmesiu, jeigu ką. Gal nereikės čia toli mėtyti. Gabris atsiveršia. Kad neįtemptų tos neužaugos man. Turėtų bent vieną tai tikrai pasirodyti, manau. Aišku, dabar vanduo žemas, bet nemanau, kad čia labai didelė problema. Ar jas užkips ir taip, vis tiek ant vakaro jas sujuda. Bent turėtų sujudėti. Tvarė ir draugelis. Ką, nieks neužsampė. Buvau palikęs šią meškerę geram pusvalandukui. Reikės tada mes toliau turbūt. Ir truputį siūlau, saksiu, kad nenusimaudinėtų iš šio mano kablio. Taip. Norės prarės. Šitą panašiau gausi. Opa, painananka. Tai va tokias čia menkytas pas mane prie namų kimba dabar jau. Pagaliau pasirodė. Šitas pasimsiu turbūt. Vakarienei bus. Pirmoji padaresnė menka. Nu, padaresnė čia. 2 kilų nebus net. Man bent jau pagaliau pavyko atsidaryti, nors ir su ne pačia didžiausia, bet vis tiek gerai. Dar vienas metimas. Bandysim sumuštinę dabar. Šiek tiek skumbrės uždėjau dėl kvapo. Šlauk toks gabaliukas. Biškai mažesnis negu anksčiau. Turėtų geriau įsimest. O šitą žymiai geriau. Ten vienos, ten kitos pradeda judinti. Bet ne menkas dėjo. Menkės lygtais kimba, jo po biškį. Vienu šiandien padaresnę biškį pagavau. Kaip šitam vaikų darželį dar neblogas, sakyčiau. Tai jau bus galima užsiimti tada daugiau su jom. O dabar aš jau vynioju meškerės, nes vėl užėjo čia kažkokia puga. Neaišku, kiek jinai čia laiko bus. Tai kas pažiūrėti iki galo, nepamirškit paspausti patinka. Prisiprenumeruokit kanalą ir laukit kito video.